Kas labiau motyvuoja? Atlyginimas ar jausmas, kad darai prasmingą darbą? Yra pagal savęs determinacijos teoriją dvi pagrindinės motyvacijos rūšis mums labai pažįstamos. Tai vidinė ir išorinė. Išorinė motyvacija – tai premijos, statusas, atlygis, kurios skatina trumpai, bet greitai išsenka. Yra netgi tyrimai, kurie sako, kad atlyginimo pakilimas mus motyvuoja lygiai 21 dieną, nes vėliau norisi dar didesnio atlyginimo. Vidinė motyvacija – tai yra mūsų smalsumas, augimas, prasmė ir savirealizacija. Tyrimai rodo, kad vidinė motyvacija siejasi su ilgalaikiu pasitenkinimu, įsitraukimu ir aukštais rezultatais. Galima būtų palyginti, kad išorinė motyvacija tai yra cukrus. Greitai duoda energijos pliūpsnį, bet greitai ir ištirpsta. Visgi vidinė motyvacija tai yra mūsų šaknis, kurios maitina stabiliai ir ilgai. Įsivaizduokime komandą. Vieną komandą, kuri dirba tik dėl priedų. Pirmus mėnesius tikiu, kad tikrai bus daug entuziazmo. Tačiau blėstanti motyvacija nenori atras vietos. Jeigu komanda mato ir įsivardina, kaip jų darbas keičia, pavyzdžiui, klientų gyvenimus, įsitraukimas didės savaime ir tai bus viena iš priežasčių, kodėl mes atsikeliam ryte ir sakom valio ir vėl į darbą. O kas tave motyvuoja šiandien labiausiai? Išorinis atlygis ar vidinė prasmė? Klausimas provokuojantis, bet kartu ir su pamąstymu. Ačiū, kad žiūrėjai šią piliulę. Kviečiu prenumeruoti mano kanalą arba pasidalinti mintimis su tais, kam tai gali būti įdomu.